Taip, tęsiam temą 12 įpročių, kurių mes turėtumėm atsikratyti, kuriant laimingus santykius. Antras įprotis skamba taip: nebendrauti su toksiškais žmonėmis. Toksiški žmonės, jie yra visur. Ir šiaip aplinkoje, pasaulyje, gali būti darbe, gali būti netgi šeimoje. Tai kadangi mes kalbam apie santykius šeimoje, tai ir paimkim tuos žmonės, kurie būtent šeimoje, su kuriais nereikėtų bendrauti. Aišku, jeigu čia yra kažkokie artimieji draugai, draugės, kurios pastoviai jūs pasikviečia tam, kad išpiltų jums ant galvos visą savo negatyvą, visas problemas, ligas, žodžiu, viskas, kas yra blogai, jūs klausotės tai porą valandų, po to pareinat namo, nebežinot, kaip toliau gyventi, nusišaut ar nusigerti. Žodžiu, jeigu jūs matote, kad žmogus jūs išnaudoja vietoj šiukšlių kibiro, kur jūs tiesiog surenkat visą negatyvą iš savo draugių, stenkitės su jom bendrauti minimaliai, tiesiog neatsakykit į skambučius arba būkite užsiėmus, venkite tokių susitikimų. Tai nėra sunku, jūs neprivalote išklausyti svetimo negatyvo. Taip, o šeimoje viskas yra sudėtingiau, jūs negalite tiesiog paimti ir nebendrauti, jeigu jūs gyvenate su tuo žmogumi, jeigu tai yra jūsų tėvai, jūsų giminės, su kuriais jūs kartu gyvenate, raskite būdų, kaip su jais negyventi. Atsiskirkite, išsinuomokite atskirą būtą. Negyvenkite kartu su žmonėmis, kurie gadina jums kiekvieną dieną nuotaiką, kurie jūs kritikuoja, kurie jūs žemina. Nekentėkite, jau buvo apie tai mes kalbėjom praeitą kartą, ir negyvenkite su jais, nes jūsų gyvenimas bus pavirstas pragaru. Jeigu tai yra tėvai, galima nuo jų atsiskirti. Jeigu čia yra jūsų sutuoktinis ir jūs patys nusprendėte kartu gyventi dėl vaikų, dėl pinigų, kurių negalite pasidalinti, kažkokio bendro turto, ir jūs kenčiate vienas kitą, jeigu jūs turite vaikų, tai aš jums galiu papasakoti, iš kur atsiranda bejausmiai žmonės. Žmonės, kurie nemoka išreikšti savo emocijų, nemoka išreikšti savo meilės. Pyktį išreikšti moka, meilės išreikšti ne. Matėte tokių žmonių? Galbūt jūs pati esate toks žmogus, kuris myli, bet negali to, nemoka to parodyti, bijo apkabinti žmogų, bijo pasakyti tokius paprastus žodžius: aš tave myliu, bijo tai iš savęs išspausti, tai yra sunku, tai yra neįprasta, žmogus nėra pratęs tai sakyti. Tai vat iš kur tų žmonių atsiranda? Iš tų šeimų, kur mama ir tėtis gyveno dėl vaikų arba gyveno dėl kažko susitarę. Negalėjo išsiskirti, nes neturėjo daugiau kur nueiti, turbūt neturėjo kur daugiau. Žmonės, kurie jau seniai nebemyli vienas kitą, bet jie tiesiog susitarė gyventi kartu, kad tai būtų patogiau. Tai va tie vaikai, kurie žiūri tuos du žmonės, kurie gyvena kaip kažkokie du kolegos, bendradarbiai arba brolis ir sesuo, jūs įsivaizduojate, kaip jūs atrodote prieš savo vaikus, kai jūs pareinat iš darbo, abudu susiraukę, trumpai apsikeičiat kažkokią tai informaciją, ir viskas. Ir vaikai nemato tų santykių, kurie vyksta tarp moters ir vyro. Jie mato du žmonės. Du žmonės, kurie tiesiog yra kažkaip šalia, bet jie vienas kito tikrai nemyli, nes tos meilės nėra. Jūs vaikų neapgausite. Jie mato, kad niekados mamytė neprisiglaudžia prie to tėvelio, niekados nieko jam gražių žodžių nesako, kokia jinai laiminga, kaip jinai jį myli. Tėvelis niekados neapkabina tos mamytės, niekados jie kartu nesėdi ant sofos, apsikabinę, nežiūri filmo jokio, kartu nepraleidžia laiko, niekados jie kažkur kartu neišeina pasivaikščioti, ar ten kažkur, nežinau, į teatrai, kur žmonės kartu, mylintis viens kitą, kurie kartu būna. Vaikai to nemato. Jie mato kažkokius du bejausmius, kurie tiesiog
šaltakraujiškai, kažkaip, va taip, žinot, oficialiai, vos ne oficialiai bendrauja, viens kitam kažkokias trumpas ataskaitas, apsikeičia informaciją. Ir iš kur tas vaikas gyvenantis va tokioje šeimoje, iš kur jis gali išmokti, kaip išreikšti tą meilę, jeigu jisai to nemato. Ir jis galvoja, kad va šitaip yra normalu, taip ir turi atrodyti ta tikroji meilė. Ir paskui, kai jisai sutinka antrąją pusę, užauga tas vaikas, įsimyli ir jis ir nori parodyti, kažkaip išreikšti, o nežino kaip. Ir tada jisai bando visą tai išreikšti pinigais, dovanom, kažkokiais tais tokiais, žinot, bandymais išreikšti jam neišeina. Ir jeigu dar labai jauni žmonės, tai pas juos, kaip taisyklė, tas išreiškimas meilės yra seksas. Vat jie pasimylėjo, atrodo, nu va, meilė jau atsitiko, jau įvyko, bet paskui, kai jie pradeda kartu gyventi, moteris pradeda priekaištaut, sakyt vyrui, kuris nemoka išreikšti žodžiais, nemoka išreikšti savo veiksmais, jausmais, ten savo žvilgsniu nemoka išreikšti tos meilės, prisilietimais, moteris labai geidžia prisilietimų, šiaip savo prisilietimų. Tokios moteris jas pradeda priekaištauti ir sakyti, tu manęs nemyli. Ir vyras nesupranta, ko jinai nori, nes atrodo, jisai pinigų parneša, duoda pinigų, gyvena kartu, seksas yra, ko daugiau jinai nori. O jinai sako, man reikia dėmesio. Jisai sako, kokio dėmesio? Nu, mes ir taip kartu gyvenam. Kaip tame anekdote, man trūksta dėmesio. Dėmesio, tuoj bus seksas. Suprantat, vyras įsivaizduoja, kad meilė tai yra seksas, o moteriai meilė tai yra jausmai, kurių vyras negali, nemoka išreikšti buityje. Tiesiog, kai jie nesimyli, o tiesiog gyveno vienoje erdvėje, vyras nemoka to parodyti savo moteriai. Jis nemoka pasakyti komplimentų, jis nemoka žodžiais gražiais išreikšti, kaip jis myli savo tą moterį. O jai to reikia. Ir jai atrodo, kad jeigu vyras niekada to nedaro, nesako, kasdien reikia sakyti, moteriai reikia tai sakyti kasdien. Tai vat, jeigu jisai to nedaro, jinai pradeda įtarti, kad jisai jos nebemyli ir prasideda priekaištai. Vyras bando kompensuoti dovanom, pinigais, dar kažką, bando tiesiog veiksmais kažką tokio jai padaryti, gal daugiau sekso bando, bet jis nesupranta, kad kalba eina apie būtent tą išreiškimą, kai žmonės tiesiog geria savo rytinę kavą, kaip jie žiūri vienas kitą, ar žiūri aplamai, mylinti žmonės vienas į kitą žiūri, ką jie sako vienas kitam, jie turi kažką sakyti, nes žmogus užaugęs toj šeimoje, kur tėvai to niekados nedarė, jis irgi to nedarys, jis nežinos, kad aplamai tai įmanoma kalbėti kažką apie meilę žmogui, su kuriuo tu šiuo metu nesi lovoje, nes pas mus meilė prasideda lovoje. Kai mes išeinam iš tos lovos, meilė kaip ir atrodo, kaip ir pasibaigia. Viskas, prasideda buitis. Tai vat šitie žmonės, kurie išėjo iš tų šeimų, kur tėveliai gyveno tik iš reikalo, tik dėl to, kad gyventi, tiesiog sudaryti tą įvaizdį šeimos, arba dėl vaikų, kurie nuo to ir kenčia paskui visą gyvenimą, nes tokie tėveliai bejausmiai, jie užaugino tokius pat bejausmus vaikus. Ir tie vaikai paskui labai kankinasi gyvenime, nemoka išsireikšti. Ir tai yra problema iš tikrųjų. Mano patarimas tokiems tėvams, jau geriau negyvenkite, nes jeigu jūs bandot apsimesti, būdama šeima, jūs vaikų neapgausit. Jie vis tiek mato, kad tėveliai viens kitą nemyli. Ir jau geriau kartu negyventi, nežaloti tos psichikos vaikų, nes vaikai užauga emocionaliai invalidai. Jie neturi tų jausmų, kuriuos reikėtų išreikšti mylinčiam žmogui. Pats kaip mylintis žmogus nemoka jų išreikšti, pademonstruoti. Jūs užauginate be emocionalius žmonės. Jūs esate be emocionalus, nes jūs neturite meilės. Ir jūs užauginate tokius pat kaip jūs, kurie bando paskui kopijuoti jūsų be emocionalų gyvenimą.
Ir tie vaikai galvoja, kad tai yra normalu, nes jie visą gyvenimą stebėjo du žmonės, kurie viens kitą nemyli, bet kažkodėl kartu gyvena ir visa tai vadinasi šeima. Tai vat tema šiandien nebendrauti, negyventi su tais žmonėmis, kurių jūs nemylite, kurie jums yra toksiški. Ir jeigu jūs dar aukojatės vardan savo vaikų, tie vaikai jums nuo to paskui ačiū nepasakys už tai, kad jūs gyvenote ir kentėjote. Ypač jeigu tėvas buvo gerai, jeigu jisai buvo neutralus, o jeigu jisai pastoviai tą mamą žemino, o jeigu pastoviai tie barniai, konfliktai, o jeigu jisai kėlė ranką prieš ją, o mama kentėjo dėl vaikų. Jūs įsivaizduojate, kaip jūs žalojate vaikų psichiką. Nereikia to daryti. Jau geriau civilizuotai išsiskirkite, jau tegul vaikai mato tą tėvelį per išeigynes, tegul jisai mato laimingą mamą, kuri jau gali pailsėti nuo to nemylinčio tėvelio. Jau geriau tegul vaikai žino, kad jeigu nebėra meilės, nereikia vaidmeniauti, nereikia savęs versti gyventi su nemylimu žmogumi, nes tai yra melas. Nereikia pratinti vaikų prie melo. Išsiskirkite sąžiningai, pasakykite, nu va, neišėjo, susipykom, nebegyvensim kartu. Mes gyvensim, mes galime būti laimingi. Ir kai nėra to tėvelio šalia, mes galime būti laimingi. Kai viena mama augina vaikus, mes galime būti laimingi. Nereikia aukotis dėl vaikų, bet to, kad tie vaikai tos aukos tikrai neįvertins, nesupras. Ir paskui jūs dar gali apkaltinti, kad jūs mama sugadinat mums visą vaikystę. Taigi negyvenkite, nekentėkite, apsupkite save žmonėmis, kurie jums yra malonūs. Apsupkite save mylinčiai žmonėmis. Nekentėkite, nesiaukokite. Jūs greunate ir savo gyvenimą, ir savo vaikų.